kas ten tokio, kodėl aš ten turėčiau eiti tą šurmulį. Dėl to, kad čia renkasi kiečiausi BNI nariai. Ta prasme, jis yra mano autoritetas. Ar dar norit iš manęs intervenijos? Dėl to aš ir nevažiuoju niekada, nes polo gerbėjai neįmanoma. Kažkoks kosmosas. Kosmosas. Bendrauti vienoje vietoje su visų klubų lyderiais, tai aš manau, tai yra tiesiog dovana. Čia, kaip girdisi, kolegos? Visada būna dilema, nariam žinau, čia verta, neverta ir dėl ko aš čia būnu visada, kai tik galiu. Dėl to, kad čia renkasi kiečiausi BNI nariai ir ne šiaip šaunus, bet jie turi daugiausia ryšių, daugiausia iniciatyvos, daugiausia patirties ir labiausiai supranta tą bendradarbiavimo ir givers gain idėją. Ir prie kurio stalo be prisėstum žiūri, kad žmonės yra tie, su kuriais verta megzti ryšius. Čia renkasi tie aktyviausi žmonės, kurie turi kuo pasidalinti, tai tik reikia čia būti, užduoti teisingus klausimus, išgirsti teisingą informaciją, stengtis padėti kitiems ir natūraliai iš to gauni ir savo naudos, ir savo patarimų. Daug pasiekusių žmonių, kurie dalinasi su tavim visą savo patirtį, kažkokius tai žinias, know-how ar dar kažką žiauriai fainai. Faktas, kad išsinešu labai daug gražių akimirkų ir šypsenų savo fotoaparate. Išsinešu labai gerų minčių, nes irgi pasidalinau kartu savo problemomis, gavau daug minčių ir kaip judėti į priekį. Šiaip, kas išskirtinai man šiandien labai patiko šitam renginį, kad labai gražiai laiką suvaldė. Dabar mastermindai be jokio ten šurmulio, nemažai aš reikėjo sakyti, visi taip ganėtinai konstruktyviai, produktyviai, galim varyti toliau dirbti. Nors esu dar narė tik 3 mėnesiai, tai yra antras lyderių forumas, kuriam dalyvauju, nes ir pirmam labai patiko, ir čia labai patiko, tai tu išsineši ne tik motivaciją, bet nuostabių, realių kontaktų, kuriuos tu iškart gauni čia ir dabar. Išsinešu kokią žinutę, tai VTF. Jo, Tai ką viskai konkrečiai tai reiškia? Tai reiškia, kad yra daug skirtingų prasmių iš tos 3 raidėse, bet svarbiausia fokusas, ar ne? Ten, kur fokusuojamės. Tai va apie tai.